savaitė prognozuojama gana rami. Pirmadienis dar šiltas, kai kur su lietumi, o antradienį per Lietuvą ims slinkti šaltasis atmosferos frontas. Ims veržti šaltesnis oras. Naktį daug kur, o dieną vietomis numatomi nedideli krituliai, vyraus šlapdriba ir sniegas. Taigi kai kam didesnė tikimybė rytinėje šalies pusėje, plius ir šiek tiek sniego. Temperatūra tiek naktį, tiek ir dieną bus daugiausia neigiama. 1–6 laipsniai šalčio. Tik pietvakarinėme šalies pakraštyje išsilaikys 0–2 laipsnių šiluma. Taigi daug kur pašalus formuosis plikledis. Keliaujant reikės būti itin atsargiems. Trečiadienį per kūčias kritulių tikimybė bus jau nedidelė. Naktį atsiras nemažai pragiedrulių, šals iki 4–9 laipsnių šalčio. Dieną laikysis 0–5 laipsniai šalčio. Ketvirtadienį pirmąją Kalėdų dieną nors ir kaupsis daugiau debesų, bet žymesnių kritulių nenumatoma. Naktį termometrai rodys 2–7 laipsnių šalčio, o debesuotą dieną bus šiek tiek šilčiau. Nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos. Penktadienį antrąją Kalėdų dieną taip pat apsiniaukia ir be gausesnių kritulių. Plūs šiltesnis oras, kai kur formuosis rūkas. Naktį bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, o dieną šils iki 0–5 laipsnių šilumos. Šeštadienį orai išliks panašus, o sekmadienį ims šalti. Pūs stiprokas žvarbus vėjas, atkeliaus mišrūs krituliai. Artimiausią naktį kai kur truputį palis, bus nuo laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Rytoj dieną debesuota, vietomis nedideli krituliai, daugiausia lietus. Oro temperatūra 1–6 laipsniai šilumos.